Atvarėm prie šios kelionės pirmos įspūdingiausios vietos man. Tadam. Neblogai, ne? Aišku, čia tų vietų bus tikrai daugiau, bet dabar tai super. Na, o mes nakvosim čia va. Aišku, šalia kelio, bet manau, kad čia naktį girdėsim tik vandens čiurlenimą. Diena užskaityta, į kalną įkopta. Neskaitant intensyvaus lietaus, vaizdai viską atperka. Iki rytojaus. Labas rytas, kolektyvas. Mes šiąnakt prie gražaus vaizdelio permiegojom, atvažiavom į miestelį Odą. Čia lyja, šiandien prognozuojamas lietus 100%, tai bus kas skaitys knygas, kas telefoną brausins, kas vlogą darys. Žodžiu, leisim laiką namelyje. Tokį čili pipirį bus. Tai va, dabar atvažiavom į parduotuvę, geriamo vandens. Pažiūrėsim kainas, nusipirksim vandens. Gerai, einam, kuo mes atėjom. Vanduo, ne? 29. Ir dar turbūt jos... Ai, nu čia 4-3. Reikia dalinti nepilnai iš 12. Ir tada žinosi, kiek euriukų. Dukiam kažkur tai. Paukštiena, ne? Tai 12 eurų kilogramų kaina. Žiūrim, kiek kainuoja kiaušai. Kiaušai kainuoja 10 kiaušinių LXL dydis. 5 eurai. Pienas. Kur 80 gaunasi, ten apačioj 3,5% 2 eurai. Bananams akcija 20 euros 80. Arbūzas, melionas, kiemienas 3,5 kažkur. Obuoliai 3,5. Kriaušiais. Kas čia kriaušiais gaunasi nepilnai 4. Nu žodžiu. Mums atrodo daugiau, bet pagal jų atlyginimus, man atrodo, jiem nėra ko dėjuoti. Jeigu duoda man tą jų norvegišką atlyginimą, ne man, visiems. Ir šitas kainas ir visi bus patenkinti. Daug Norvegijoje mes turėtumėm neišleisti, pirkdami tik vandenį. Kaip pamatėm kaimynai, kad žvejoja, mes atėjom irgi įsigyti. Įsigyti. Šiandien kaip stovėjom pasistatę prie pat vandens, tvariai vokietukai, mergina su vaikinu. Su meškerėm pradėjo mėtyti bats. Merginai užkibo. Na, bet vaikinas nukabindamas netyčia paleido. Paskui bičiui vėl užkibo. Jam užkibo, tai jie vieną pasigavo ir iš karto prie savo bano turbūt išsidarinėjo ir ėjo kept ar pasisūdyti. Nu, tai mūsų hebrai taip pat prireikė meškerės, o mes įsidėti tik plūdinį iš tikrųjų. Nu, nesam žvejai, tam nepasiruošę, bet kaip sako, jeigu nepasiruošęs, tai kai kažko norėsi, kažkur išvykęs, tai tiesiog reikės išleisti pinigų. Tai taip ir įvyko. Nusipirkom už 100 eurų meškerę.
Einam, užsitaisysim ir bandysim eiti pagauti vakarienę. Tokia visai gražiai vietai stovim. Su vaizdu. Kad galėtų šiek tiek būti jisai ryškesnis tas vaizdas. Be lietaus. Porą valandų pažadėjo kiek ar pavirti, nedirbt pagaut. Vakarieniai pažadėjo. Labas rytas. Būtų išmiegota prie dar vieno krioklio. Ir žiūrėta, man parodyti. Čia, kur šiąnakt stovėjom, tokie tūlikai. Kaip jums patinka? Realiai vaizdas ir jausmas. Geresnis būnant čia. Sostas vaizdas. Bet man norėtų apsigyventi su tokiu vaizdu. Darbuotis visą dieną atsisėdus. Ką? Paliekam šitą vietą. Tikrai faina, kad nelyja. Ir lekiam link Bergeno. Nedaug liko, virš 100 kilų, porą valandų, nepilnai kelio. Pasiekėm Bergeną, atvažiavom į degalinę, užsipylėm kuro, brangiausio šioje kelionėje, litro kaina €1,89. Prie išlaidų pridėsim dar 102 eurus. Tai važiuojam tyrinėti Bergeno. Einame žuvies turgaus pažiūrėti. Tikimės kažko įspūdingo. Nežinau, ar čia galima pavadinti turgum, bet čia kažkas tai tokio.
Gerą, muškinukas 14 euriukų. It's a reindeer. Yeah, this one is moose and this one is whale. Irgi čia nedidelis, jie gali aukti iki 200 tonų. Jūs senai jau čia šituo amatu? 15 metų? Į Lietuvą be važiuojat? Važiuoju. Aš važiuoju, dabar važiuoju tik sezonui čia. Vasarą dirbu. Čia vasarą? Dabar jau savaitę skaičiuoju jau. Namo, ne? Tai sėkmės. Laikykitės. Ačiū. Garsusis Brygen rajonas Bergene. Tai UNESCO pasaulio paveldo sąraše esantis senasis Hansos prekybinis kvartalas. Kaip kalbam su Dovilė, iki šio momento tikrai užskaitom Norvegiją, net jau aš tai man super važiuočiau tikrai dar kartą. Nėra didelių atstumų, visur yra gražu, bet kur praktiškai galim stot, miegot, nesudaro jokių nepatogumų. Nežinau, kaip būtų keliavimas automobiliu, ant kiek būtų patogu ir kur būtų galima sustot, bet dabar yra super. Labą dienelę. Dar viena diena išaušo. Važiuojam toliau tyrinėti Norvegijos. Šiąnakt miegojom su tokiu vaizdu. Įspūdinga. Ten tolumoje matosi atplaukęs kruizinis laivas. Nereikia jokių kempingų. Net iš tikrųjų didesnį malonumą teikia, kai gali sustoti radęs vietą ten, kur tu nori, o ne kempinge aikštelėje. Nors iš tikrųjų čia vakar reikėjo paieškoti vietos, nes pakankamai vėlai jos pradėjom ieškoti ir pristoja buvo, nu čia tokios nedidelės, o šiaip tai tokia jau komercija šitam gale prie fjordų jau padaryta, kad aikštelėse bet kur negali stovėti, visur sudėti ženklai ir tave verčia važiuoti į kempingus. Tai jeigu tokios yra nedidukiais po 5-6 vietas prie kelio esančios aikštelės, tai dar suradęs gali atsistoti. Nuo kelio iki vidurnakčio šiek tiek girdisi pravažiuojančios mašinos, tiek sunkiasvorės, tiek lengvosios, bet visą naktį buvo ramu.